Kauno rajone gyventojams paskirstyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo konteineriai sukėlė pasipiktinimą. Į LRT girdi kreipėsi individualių namų gyventojai, sako, atsiradus papildomų konteinerių, visi jie vos betelpa nedidelių individualių namų kiemuose. Tuo metu daugiabučių gyventojai kelia klausimus, kodėl maisto atliekų konteineriai, kurie tikėtina skleis nemalonius kvapus, neįrengti po žeme, kaip stiklo ar plastiko. Kauno rajone Akademijos gyvenvietėje prie daugiabučių rūšiavimo konteineriai požeminiai. Nuo Liepos 13 rajono gyvenviečių, kuriuose daugiau nei 2000 gyventojų pradėjus rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas, joms pastatytas naujas konteineris. Akademijos ir daugelio kitų gyvenviečių atveju ant žemės. Į LRT girdi kreipęsis gyventojas kelia klausimą, kodėl, ir nerimauja dėl sklisinčių kvapų. Žemėje temperatūra apie 5-7 laipsniai. Tai nei mūsų, nei ten kvapų nieko nėra realiai. O kai dabar buvo karščiai 50. Taigi tuoj užvirs ten viskas prasmirs. Gyventojas sako, jei kai kuriuose aikštelėse vietos dar vienam požeminiam konteineriui ir stiktų, dabar esančius reikėtų keisti vietomis. Ant žemės iškelti stiklą, po žeme maisto atliekas. Stiklas nesmirdi. Mūsų prie stiklo, gal ten vynas buvo, bet tai vis tiek kitaip. Tai buvo tokie pažadai, tie pažadai absoliučiai pamiršti. Nauja tvarka nesidžiaugia ir individualių namų gyventojai. 13 000 jų gavo po virtuvės ir maisto atliekų konteinerį. Noreikiškėse kotedžų gyventojai sako, dabar konteinerių tiek, kad juos tenka statyti ir 2 eilėmis. Mūsų yra būstai nedidelio ploto, tai yra automatiškai gyvena arba jaunos mažos šeimos, arba žmonės, kurie yra užauginę vaikus. Ir vienam žmogui kartais tenka ir 5 konteineriai, kaip mano atveju. Rūšiavimui skirti pakuočių, stiklo, virtuvės ir buitinių atliekų konteineriai. Dar vienas žaliosioms atliekoms. Gyvenantis po vieną sako, ne visus pripildo, o jų pagal grafiką neišstūmė išvežti, sulaukia įspėjimų, kad tinkamai nerūšiuojant gali didėti mokestis. Pagrindas, ko gero, yra problema, kad iš tikrųjų nėra jiems vietos, kad būtume mes kažkaip ar perspėti, gautume ar kažkokį sutikimą. Aš tikrai susikooperuočiau su savo konkrečiai namo keliais kaimynais, kad galėtume mes turimas atliekas į kelis konteinerius, o ne taip, kad kiekvienam po vieną.